Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą, sveikinam visus sulaukus Velykų. Iš tikrųjų smagi spalvota šventė, sveikas Eugenijau. Pavasaris dar neskuba, dar vis, va kaip jis atrodo. Bet kadangi šiandien graži šventė, Velykos, daug spalvų, tai mes apie daug spalvų šiandien ir pakalbėsim. Visų pirma, velykinė žuvis yra žiobris. Ir mes beveik kiekvienais metais tęsime tradiciją, kad per Velykas gaudom žiobrį. Bet Eugenijau, kuo toliau, tuo suprantame, kad žiobris tampa įdomesnis. Įdomesnis, išrankesnis. Jo, ir iš tiesų matėm, nepaslaptis, kad žvejojom prieš tai ir matėm situaciją, kai daug žmonių ir kai tą krevetę užsimeta ir sėdi. Ir šašlykus. O mes su pašarais pasistatom tą žuvį, kaip sakant, ir mums kažkas tai vyksta. Tai, aišku, ateina tas laikas, kai jam nesvarbu, jisai ten griebia karandą ant dugno, tada gerai, bet vietoj to, kad laukti to laiką, gali tiesiog paeksperimentuoti. Mes pabandysim šiandien tai parodyti, turim Mondial jaukos, apie kurį šiandien dar pakalbėsim laidos pabaigoje, keletą receptūrų, kodėl jie yra įdomus. Iš tikrųjų, aš netrukus sumaišysiu ir kaip nebūtų keista, pavyzdžiui, jūs nekreipkite dėmesio į tai, kas užrašyta būna dažniausiai ant pakelio. Jeigu karštis, tai gaudysim tik karšį, arba jeigu kuoja, tai gaudysim tik kuoja, ne. Dirba patys įvairiausi miksai, variantai ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių, kad Mondialis labai gerai maišosi su Sensas jauku mano mėgstamu, nes tai yra ta pati gamykla, ar ne? Na taip, tik ir Lenkijoje jinai yra pigesnė serija. Ir pigesnė serija, bet gaminama iš tų pačių praktiškai medžiagų. Jie nesipjauna tarpusavį, būnasi, kad jau kaip jaunas tarpusavį, jeigu paimsi vienos firmos ir kitos, sumaišysi, ne tas struktūros, ne taip gaminti ir jie tada vienas kitą perpjauna. O šitie dirba tarpusavį puikiai. Kaip jau sakiau, dabar paruošiu tai, ką aš jau bandžiau, ką aš mėgstu, ypatingai tada, kai reikia didesnio jauko kiekio, mažiau naudoti brangių jaukų, Sensaso, daugiau Mondialių ir viskas bus gerai. Štai šiandien mes imame labai paprastas jauko kombinacijas, tai karšinį jauką, kvepintą karamelę, naudojame taip pat šeriklinį jauką, žodžiu, miksuojame viską, ką turime po ranka, be jokios baimės. Pavostame kvapas visų jaukų, toks lengvai salstelės, ko mes šiandien ir norime būtent iš jauko. Jauko, kaip matote, koncentracija pakankamai stambi ir, kaip jau sakiau, šiek tiek kokybiško Sensas jaukų. Kaip matote, net 4 miksai ir mes visiškai nebijojame, kad miksas tikrai puikiai dirbs. Vėliau jaukas, kaip visada, drėkinamas ir mes būtent prie šio jauko, kaip visada, dedame ir žemės, ir pastančino. Pastančino tai yra spalvoti džiūvėsiai, kurie iš tikrųjų puikiai atkreipia žuvies dėmesį. Visą tai vainikuoja, kaip matėte, masalas, kuriuo mes šiandien gaudysim, musės, lervos ir pinkai. Tai tikrai netradicinis masalas, žiobrį, tačiau kuo dažniau mes žvejame Latvijoje, tuo labiau įsitikiname, kad jis veikia. Va kaip atrodo stalas paruoštas žiobrį žvejybai. Jokių dėžučių, kukurūzų, žirklių, jokių karpimų, nieko. Va, vienoje dėžutėje ten iškart ir masalai, kelios šeryklos, su kurio mes įsiaiškinsim, kuri geriausiai pašarus leidžia, pritraukia žuvį. Ir viskas, viena meškerė. Jokių stalų, pėdų, viskas, atsisėdai ir ramu. Velykinė žiobrį žvejyba su draugu, kuris atrodo lygiai taip pat nesudėtingai. Viskas ramu, gali sėdėti savo, žiūrėti vandenį ir galvot, kad žiobris šiandien turi kibti, nes mes ją padarėm labai skanų miksą. Taip, žiobrį jaukiname ir gaudami musės lervomis ir tai, daugelį mūsų bičiulių, kas jau pabandė tokią sistemą, tikrai nieko naujo. Kaip matėte, masalas nėra didelis, kabliukas taip pat labai nedidelis, tai yra 3 musės lervos ir keli raudoni pinkučiai. Ir jauko šerykloje lygiai tas pats, nedidelis kiekis pastančinos, spalvotų, gražių grūdelių, kurie beriasi ant dugno.
ir vėlgi nedidelis kiekis gyvų jauko komponentų. Užmetame iš karto pakelės jauko šėryklėlės, taip padarydami ant dugno šleifą ir tikime sulaukti pirmųjų kibimų. Kokio ilgio pavadėliai, ką dedame ant kabliuko, kodėl taip mes darome, aišku, sužinosite eigoje, tam ir visa laida, kad skaitytumėte ir žinotumėte ją tarp eilučių, tačiau, kaip matėte, pirmasis kibimas iš karto netrukus, po kelių jauko šėryklų, pirmasis žiobris. Ir tai tik įrodymas, kad ir jaukai veikia, ir masalui naudojamos musės lervos žiobriai iš tikrųjų labai smagu. Na, o kava ir graži žuvis, tai tik įrodymas, kad Velykos tęsiasi spalvotai. Nu ką, kolega, sveikinu. Štai taip atrodo tikras Barto žiobris. Kažkodėl pas mus Žemaitijoj minėjai, kur kas mažesni, žiūrėjau, Dubysai irgi tas pats. O čia Latvija ateina ta banda tiesiai iš Baltijos, kai tik per kur jie čia eina, per Liepojos ežerą. Kanalą tiesiai iš jūros per Liepojos ežerą ir ateina čia. Štai toks grožis, pirmas šiandien pagautas, tikrai ne paskutinis, bet jau pradžiai yra ir pakankamai greitai. Spėjame mesti po 4 šėryklas ir žuvis yra liuks. Žiobriai pakankamai aktyvūs šiandien ir žinoma, su kiekviena diena jie bus aktyvesni, tačiau šiandien mes norime smagiai praleisti laiką, pažuvauti ir suteikti jums šiek tiek informacijos, kaip ši žuvis yra žvejojama kitaip, nes iš tikrųjų žiobris yra žvejojamas labai įvairiai ir labai daug kur skirtingai. Na, Latvijoje jau mes gerus 4 metus atbūrė štai tokį žuklės būdą, vadinamuoju jaukinimu, šėrinimu ir gaudymu ilgais pavadėliais, masalai naudojant musės lervas ir pinkus. Vėlgi, minėje žvejojimo burbuliukais ir masalai naudojant otro trūklio lervas. Kitur vėl kitaip nemunėlį, vėlgi daugelis mūsų bičiulių, kurie dalyvauja žuklės varžybose, perėmė štai šitokį žuklės būdą ir sakė, kad dėliai dirba ir daug geriau negu žvejojant palaidinę meškerę ir laukiant arba ieškant žiobrio, o tiesiog jį prisiviliojant prie savęs jauko šleifo. Kaip matote, čia viskas vyksta labai gražiai, tiesiog atrodo, kad žiobrių pilna upė. Iš tikrųjų taip nėra, nes vėlgi ant tuščios pakrantės rodo, kad vietiniam šiuo metu nekimba, nes čia labai populiaru žvejoti krevetėmis, paprasta dugninė meškerė švino gabalu, dideliu kabliuku, storu valu, virta ar žalia krevetė. Bet ne, pasirodo, upė visada gyva ir žuvies yra, tik tai kiekvienas meškeriotojas randa kažkokį prieimą prie to žuvies. Na, mes šiandien norime parodyti, kaip galima rasti prieimą per Velykas ir kaip matote, viskas šiandien sukasi labai greitai ir konkrečiai. Tas geriausias jausmas yra, kai jisai va taip atsistoja, įsisprendžia ir su savo to kūnu ting, 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 ting. Nes vis dėlto žuvis masyvi, tiesiai iš jūros stipri ir traukimas užtrunka. Tai labiau, kad gaudom planais valais. Bet tas traukimas ir yra visas malonumas žvejybos. Kai kimba tokie, bando tą galvą purtyti visai pabėgti. Mes jiem neleisim to padaryti. O čia jau dydis. Koksai dramblys. Apapa. Visi kibimukai į lupytę. Ir dabar mes jau pasigavom po 2 žiobrius, tai darysim pertrauką ir aišku, aš papasakosiu, kokią mes čia atradom taktiką realiai žiobrių žvejyboje. Nors gal iš šono atrodys keistokai, bet mes jau nebe pirmą kartą čia žvejojom ir pastebėjom. Idėja kokia, kad mes abudu užsiklipsuojam šėryklėlės visiškai vienodam atstume. Žiobris nebūtinai iš čia gyvena. Jisai yra praplaukianti žuvis, einanti žuvis gali stovėti kažkur tai dobeliai, gali stovėti anamkrantė, pristraukęs. Mes su savo šėryklo metam visą laiką į vieną atstumą. Nesvarbu, kad toliau vienas nuo kito, kad neužsipintumėm, bet atstumas nuo meškerykočio galiuko į upę yra tas pats. Ir mes jau kinam tokį gražų takelį iš mūsų šėryklų. Po truputį eina tie vadinamieji pinkučiai, tos pastančinos, spalvotės detalės. Ir ant dugno gaudas toksai labai gražus ilgas šleifiukas. Ir aišku, žiobris, kaip nebūtų keista, Latvijoje čia maitinasi jaukais,
puikiai kimba, kaip matėte, ant musės lervų, ant vadinamųjų pinkų. Ir jisai tiesiog sustoja tiesiai kaip avinukai į tą mūsų šeriamą juostą ir vienas kitas paima. Labai viskas atrodo elementaru, bet mes bandėme gaudyti skirtingais atstumais, netgi 3 sėdėjom, vienas toliau metė, kitas arčiau, kitas kitaip ir nesigavo va, to tokio pačios esmės. O kai pradėjom visi gaudyti visiškai vienodu atstumu, gaunasi tas lygus takelis, žiobriai nesiblaško, jie susirenka tiesiai ant mūsų jauko. Ir tada jie kimba. O štai tokios istorijos su žiobrių žvejyba. Gerai, ilsėkitės, kol kas 2, mums nebedaug beliko. Latvijai galim per dieną pagauti tik 5 žiobrius. O mes tik pradėjome. Sveiki sugrįžę, žiūrintis mūsų velykinę laidą. Vienam gale kablys, spalvota laida apie jaukus, apie tradicinę mūsų Velykų žuvį žiobrius, kai jie kimba iš tikrųjų smagiai. Kaip supratote, pradžiai laidos yra niuansų. Yra ir mes toliau tęsime šiandien apie tos niuansus, ne tik iš jauko, ne tik iš dalelių, ne tik iš musės lervo. Gera žvejyba vyksta. Yra tam tikrų niuansų, kurias būtinai šiandien jums papasakosim. Dabar tiesiog lieka maloniai kovoti su tikrai didelė žuvimi, kur yra stipri, galinga ir gaudant laidžuklės įrankis, tai iš visos smagu labai. Skanu, negaliu. Vat spaudžia jie kaip išpratėję ir tu negali labai jų šturmuoti. Čia patinėlis bus, nes mažutis. Gražiai, ar ne žuvis? Kaip nulieta. Ir visi va, į nosies galiuką puikiai matosi masalas, kuo mes gaudom. O kodėl jais gaudom? Vėliau. Tai va, aš dabar papasakosiu, kaip mes čia prieš tai žvejojom, buvo mūsų bičiuliai atvažiavę. Ir iš tikrųjų buvo taip, kad upė sėdėjo, nuobodžiavo realiai. Ir gaudėm tik mes, taip pat niuansą supratote dėl jaukinimo, ar ne, į vieną tašką. Apie jaukus, jų kokybę, aišku, bet labai svarbu yra ir masalo dydis, kabliuko dydis ir pavadėlis. Nes iš tikrųjų čia Latvijai labai daug kas gaudo krevetėmis. Dabar jau labai madoja tos karališkos krevetės, nevirtos, tokios gerai trenkiančios. Bet iš tikrųjų tada gaudasi tas žiobris nekoncentruotai, gaudasi kažkoks praplaukiantis. Nes kai nejaukinė, nedarai to vadinamojo dūmo, tai ir tas žiobris paima, praplaukdamas pas kažką nepaima, bet jis nėra koncentruotas, o mes koncentruojam. Ir labai svarbu, vėlgi, pavadėlių ilgis, mes pastebėjome, kad štai, kaip matote, kokio ilgio pavadžiais mes gaudame. Nes, vėlgi, tas pavadys ant dugno, jisai labai gražiai susrovė dirba kartu. Šėryklą leidžia jauką, pavadėlis ilgas, kabliukas lengvas, būtinai lengvas. Ant kabliuko net didelį masalai, kaip matėte, 2 musės lervas, 3 pinkiukai spalvoti. Ir viskas, ir užmetus idėja tokia, kad šėryklą pradeda leisti, pavadys ilgai, gražiai juda ir žiobris iškart susiranda tai, ką jam reikia. Tai va tokie nedideli niuansai, bet iš jų tikrai susideda daug dalies rimto žvejybos. Nu va, mums liko pagauti po vieną žuvelioką, tai mes dabar padarysim pauzę, kad dar šiek tiek ištęstume mūsų labai trumpą žvejybą. Gaunasi super trumpa, net mane nervuoja. Aišku, galim sėdėti toliau paleidinėti. Ir jūs jums su Eugenijum pasikalbėsim apie jaukų receptus. Na gerai, Pauliau, dabar mes čia jau maždaug įsiaiškinom su žiobriais. Dabar ateis toks laikas jau neužilgo, kai mūsų tautinė žuvis lynas pradės kepti. Taip. Ir žmonės, aišku, paklauso, ko šert. Nu, mes matėm, ten yra tie tautiniai receptai, varškė su keptais svogūnais, česnakais ir panašiai, bet yra turbūt ir kitų variantų. Jo, visų pirma, ką aš norėčiau pasakyti, kad Mondialis turi labai didelę liniją lynui. Vienas iš tokių tradicinių tapusi tai lynas karosų žalias. Taip. Jisai turi tą tokį kvapą įdomų,
sunku nupasakot, marcipanas kažkas. Anyžius kažkas Anyžius, tokio. marcipanas. Tai jeigu aš maišyčiau lynui, nesvarbu, aš metu iš rankos, ar aš gaudau šeriklėlę, tai vienas iš tokių, tai aišku, būtų šeriklėlinis juodas jaukas, vis dėlto aš noriu jauką lynui tamsinti. Kad jisai nerėktų, nebijotų tas lynas. To jauko ypatingai tokiose gal nelabai užspaustose žvejų vietose. Tai va, idealiausias miksas būtų šeriklinis juodas su lynas karosas žalias. Lygiai taip pat, jeigu reikia šiek tiek šviesesnio jauko, kad būtų daugiau žalumos, lynas karosas su saldžiu kukurūzu. Irgi labai gražiai miksuojasi žalias, šviesesnis gaunasi jaukas, bet yra tokių vietų, kur būtent reikia išryškinti tą jauko dėmę, kad maža žuvis pasitrauktų. O kokių priedų dar dėti ten? Oi, priedai, žinok, tinka visi, ką gamina Sensasas. Aš visą laiką dedu kažkiek tai žemės dedu, kad šiek tiek jaukas toksai atsiskiestų, bet galima dėti ir visus praktiškai papildus. Kanapės, pavyzdžiui, kaip tokios, ir džiovintas, ir keptas kanapės, jos iš tikrųjų gražiai dirba ant dugno, vilioja žuvį. Jeigu kalbėti apie kitas receptūras, pavyzdžiui, karšinės, tai idealu, pavyzdžiui, maišyti karšį su Sensaso 3000 serija. Pavyzdžiui, jeigu jūs norit karšio karamelės, galit maišyti tokius du miksus. Netgi be baimės galite dėti dar šeriklinio jauko. Netgi 3 paketai tarpusavį maišomi, jie neįsipjaus, neišsimuš ir iš principo vilio žuvį. Lygiai taip pat galima, jeigu reikia sroviai, tai aišku dėti vėl molio, kad jaukas kestų gražiai, dirbtų ant dugno. Žodžiu, pasirinkimo begalė ir aš, pavyzdžiui, nebijau miksuoti. Žmonės kartais bijo, galvoja, čia tą su tuo sumiksuosiu, jau kažkas bus. Nebijokit. Šitie jau, kai dirba visada, jas gali miksuoti ir klausimų nėra. Tai va, tokie reikalai. Nu, ačiū, Pauliau, tikiuosi, kad pasinaudos žmonės ir prigaudys krūvą žuvų. Aš Bet paleist. Bet paleist. Pusę bent jau. Jo, teisingai. Kai duoda, kai įsibėgėja, tai meškerį iš rankos plėšia. Kaip plaktukas kala prie dugno. Smūgiai, va, meškerės tik jaučiasi. Dirba jis. O, kas grožis. Dar vienas tuo iš niuansų, apie kurį aš papasakosiu. Gražu. Ja. Nu va, o niuansas toksai, kad norite, nenorite, mūsų jaukas džiūna žvejybos metu. Ir realiai jisai pradeda džiūti ir, kaip matėte, aš gaudžiau metalinę šeriklėlę nedidelę. Ir gali būti, kad tiesiog tu žvejodamas tu nejauti, kad va, pradėjo džiūti jaukas, tau atrodo, tu viską darai tą patį, kažkur žuvis dingsta. Labai gali būti, kad tiesiog jaukas pradeda per toliai eiti. Jis tampa lengvesnis, sausesnis ir jisai pradeda tolyn eiti ir jau nevyksta jaukinimas tiesiai prie jūsų kabliuko. Tai dėl to visą laiką reikia turėti atsarginių uždarų šeriklų. Pavyzdžiui, kaip matot, 4 šeriklos guli, kiekviena turi savo paskirtį. Ir buvo atsiradus pauzelė, teko užsidėti štai tokią šeriklą, kad jaukas eitų tiesiai ant kabliuko, visiškai uždara ir iškart kibimas. Tai vėlgi atrodo, nieko čia protingo, nieko įdomaus, bet stebėti ir sekti jauko ir sausumą. Aišku, jį galima drėkinti ir gaudyti tą pačią šeriklą, bet jeigu turi atsarginių ir nori paduoti tiesiai jauką ant kabliuko, štai sprendimas, kuris iškart pasiteisina. Elementaru, bet reikalinga žvejyba. Na, dar keletas niuansų, jeigu jūs norite suaktyvinti žuvį arba kibimas kažkiek sulėtėjęs, tai yra patys įvairiausi dipai, kurie iš tikrųjų labai skanu ir labai tinka žiobriam. Vieni iš tokių, mes jau esame pastebėję, kad tai slieko
arba uodo trūklio lervų dipai, kuriuos galite pamirkyti savo masalus, kabliukus ir tiesiog kibimas iš karto seka netrukus. Vėlgi, nedidelė gudrybė, bet ji reikalinga žūklėje. Nu va, kolega irgi užsidarė. Norisi priminti latviškas taisyklės, kad Latvijai galima pagauti ir su savim turėti tik 5 žiobrius. Tai yra, kiekvienas meškeriotojas laiko žuvį prie savęs. Jinai arba turi būti gyva vandenyje, arba negyva, kažkur tai pakete, bet yra 2 variantai. Jeigu žuvis ant kranto, jinai negyva, jeigu žuvis tinklelį, turi būti nedaugiau 5 vienetai. Pakankamai greit mes čia praleidom tą popietę su Eugenijum, einam pasižiūrėsim, kaip atrodo vartos žiobriai, paleisim aišku ir sakysim, nei žvyno, nei uodegos. Linkim ir jums gražių Velykų, dar turite vieną dieną, kodėl nepraleisti jos gamtoje, ar ne? Laidą pristato Salimo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salimo, žvejok su malonumu.